Ir mūsų tikslas buvo nekartoti jau esamų mugių, galingesnių savo kapitalų ar senesnių savo tradicijom programų, o sukurti tokią kitokią programą, labai demokratišką, kur visos šalis yra lygiateisės, nes nėra atsilikusių mene ir vaizduotėj, gali būti atsilikusių tik ekonomikoje ar politiniai santvarkoje. Ir mes tiesiog pasinaudojom ir turbūt gyveno tuo entuzijazmu, koks yra tokioj stebuklingoj menui palankioj publikoje Lietuvoje, nes jie mums neleido 2 metus užmiršti, kad reikia padaryti antrą mugę, ir taip pat paskatino mus anksčiau čia dalyvavę galeristai svečiai, kai jie visą laiką mūsų klausė, kada bus vėl Vilniuje tarptautinė mugė, mes norim dalyvauti. Šį kartą programa nesikartoja, aš čia nesiplėsiu, nes turėsim daug progų susitikti. Yra naujų šalių, naujų galerijų, kurių nebuvo nasiki, yra ištikimi draugai pasirodę praeitą kartą. Svarbiausias dalykas yra tas, kad po pirmosios mugės užsimezgė daug naujų ryšių ir mes nebuvom tokie pažadukai, žadėdami naujus įdomius kontaktus, o iš tikrųjų išsiraižė visas kryptis ryšiai, bendri projektai ir įvykiai, ir tikimės, kad šita mugė, antroji mugė, suteiks tokių kontaktų dar daugiau apsikeitimų tarp galerijų, naujų šansų mūsų menininkams kitur ir menininkams iš kitų šalių čia. Ir kviečiu visus žiūrovus, pasinaudodama proga, kad jūs esate čia, pasinaudoti tokią kelionę po Europą, užsukti net į porą tolimesnių kontinentų ir pamatyti, kuo kvėpuoja šiandien šiuolaikinis menas. Gerbiami mugės organizatoriai, mieli mugės dalyviai ir žinoma svečiai, retai būna toks ypatingas momentas, kad jautiesi kaip sugrįžęs namo, bet sugrįžęs namo dažniausiai atsipalaiduoja ir pridarai klaidų. Tai aš atsiprašau, jeigu mano oficiali kalba bus per daug sentimentali, per mažai formali, nes tikrai esu laimingas, būdamas čia, kur vizualaus meno atstovai švenčia savo fiestą. 65 galerijos iš 17 valstybių. Tai yra iš tikrųjų įspūdinga statistika. Ir praeitų šitų renginių patirtis, jinai liudija, kad tai yra ne tik statistika, bet tai yra tam tikra kokybės kartelė. Tai manau, kad jau vien dėl to yra labai didelė priežastis džiaugtis. Tai yra tikrai didelio masto ir brangus projektas, todėl vienu metu buvo apėmęs nerimas, ar jis gali realizuotis, sakykime, kaip atsikartojantis renginys, ar jis gali realizuotis tik tai tada, kai ekonominė padėtis yra geresnė. Bet aš labai dėkingas Vilniaus miestui suvokusiam šito renginio svarbą, kuris labai reikšmingai paremė finansiškai šitą renginį, taip pat rėmė kultūros rėmimo fondas, kiti rėmėjai, taip kad visi suglaudę pečius turime šį renginį vėl, ne tik tai Vilniaus Europos kultūros sostinės kontekste, kuris buvo išskirtinė šventė Vilniui, kai visas Vilnius tapo meno ir kultūros laboratorija. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas renginys gyvuos. Sveiki menininkai, galeristai, meno mecenatai ir visi čia susirinkę. Taigi man nemaloni procedūra tenka. Kodėl? Kad aš prieš konkursus, prieš nugalėtojus. Mene nėra nei laimėtojų, nei pralaimėtojų. Visi esat menininkai, kurie dalyvaujat
laimėtojai. Visos galerijos esat laimėtojos. Tad nenusiminkit, kurie nebūsit paminėti, jūs esat irgi laimėtojai. Tas pats kaip olimpiada. Taigi, turiu garbę paskelbti tuos laimėjusius mūsų sugalvotą konkursą. Geriausia Lietuvos galerijos ekspozicija. Galerija Sofa iš Druskininkų. Galerija Sofa pristato Tado Vosyliaus vizualizacijas bei Valdo Gilos fotografijas. Kviečiam Sofos atstovus. Štai jie. Negalima nesutikti su profesorium Šalteniu. Menininkai visi didžiuojasi, kad nemėgsta sportinių elementų, bet prisiminkime vaikus. Retas nuslėpia gavę saldainį. O ko menininkai nuo vaikų skiriasi? Kitą kartą gaus kitą saldainį. The best foreign gallery exposition. Į galeriją iš Minsko, Baltarusija. Просто И или У? У. Пару слов может. Mūsų kaimynai. Thank you. Labai dėkoju. The best artist of the Fair Art Vilnius, Barbara Gailė from Latvia, Riga, was the representative of Gallery Alma. Is not here, but I am happy to exhibit here and be here in Art Vilnius. Thank you. Ir tā, kad es izstādu 3 māksliniekus, 2 abstrakcionistus, Barbara Gaile un Hansu Hermanu Jurčeku, un vienu tādu multimediju artistu, Kristiānu Dimiteru. Hans Hermans, viņu varētu saukt par tādu jaunie abstraktie, acīm redzot, bet Barbara savukārt ir, protams, konsekventa minimālista, abstrakta, un viņas darbus es varētu raksturot kā tādus dzīves organismus ar rētām, ar ādu, kā cilvēcisks būtnes. Jo arī atkarībā no gaismas tie darbi vienmēr izskatās dažādi. O dabar geriausias jaunasis Lietuvos menininkas iki 35 metų, tai parašyta. Linas Blažiūnas, kurį pristatė Utenos kultūros centro dailės galerija. Kuo žmogus panašus į gyvūną, kuo skiriasi. Kiti darbai irgi yra panašus į tą pirmąjį, tai dėl tos tematikos, nes kalbame taip pat apie gamtą, tik tai jis yra jau nebe konkretus gyvūnas vaizduojamas, o tiesiog jo erdvė, kurie jisai gyvena, tai yra miškai. Tai stebiu, aš šiaip dažnai mėgstu būti miške ir miškas man yra tokia aplinka, kurioje jaučiuosi labai gerai, nes sukelia labai daug minčių iš tikrųjų. Labai ačiū visiems. Esu pastebėtas, tikrai labai džiaugiuosi. The best young foreign artist. Tim Van Tuyl pristatytas iš galerijos De Compagnie iš Dordrechto.